Darom reklamas. Tai tu ir darykis, o tai ko tu ne. Dar aš su tavim užsidėsiu, tik jau tu nejuokyk. Petrai, nu davai padarom reklamas. Aš niekada nedarau reklamų. Nu visą laikį būna pirmas kartas. Davai padarysim reklamą. Dieve, tu dieve, reklamas daryti. Nu taip. Aš jų niekada gyvenime nedarysiu. Jūs neturit pinigų, suprantat, kad jums kažkas su kažkuo iš TikToko bendradarbiauti, jūs pinigų neturit. Suprantat? Kaip tai neturim? Neturit šaibų. Tai va. Sakai, neturim pinigų. Čia retas, kuris žmogus turi pinigų. Petrai, tai pinigus mes gausim už padarytą reklamą. Kai pamatyčiau gyvai pinigus, kažką įderinčiau. Tai va, čia pusė TikTok'e neturi žmonių pinigų. Taigi sakau, pinigus gausim už padarytą reklamą. O dabar galim pabendradarbiauti. Ir čia nėra su kuo bendradarbiauti. Kaip tai nėra? Čia vien vaikai sėdi, 20%, 30% suaugusių. Nu, bet kita likusi dalis yra. O kita likusi dalis sėdi neturinčių pinigų. Ir viskas. Petrai, bet tai yra ir turinčių pinigų. Vagi, siūlosi sumokėti už reklamą. Aš gyvai turiu pinigus pamatyti. Pinigų gyvai nematau, nėra ką su jais šnekėti. Va pinigai, užsakovas, degalinių tinklas. O dabar daryk jiems reklamą. Tavo. Man yra pochui, supranti. Tu negali be manęs gyventi. Ir viskas. Petrai, tu ką? Užsakovas nepatenkintas? Nepatinka jam tokia reklama? Kas jūs kiti tokie įdomus, man pochui. Kam patinku, tam ir teiksiu. Dėl reklamos ar sveikinimų kreipkitės asmeninę žinutę.